keičiantis, bet vėlgi dabar jau Kiokčių prie kamulio. Ir Kiokčių realizuoja baudinį. Tomas Švetkauskas šoko į tą pusę, į kurią smūgiavo Bešiktašo kapitonas, bet smūgis buvo stiprus, labai akcentuotas ir kamuolys atsidūrė vartuose, rezultatas 3-0. Šioje situacijoje turbūt galime drąsiai kalbėti, kad tai nėra esminis įvykis ir nėra keičiantis Kauno Žalgirio likimą. Šis baudinys ir šis toks pigokas, taip sakykime, baudinys, bet faktas, kad jų nesinorėtų. Kitas dalykas, kad, tiesiog Bešiktašas yra geresnė komanda, tuo mes puikiai galime patys įsitikinti, bet iš kitos pusės turbūt geresniai komandai ir tokių dovanų nelabai reikia tam, kad įrodytų savo pranašumą. Maksimirė. Zagrebo Dinamo namų stadione Kauno Žalgiris pirmąsias rungtynes pralaimėjo 0-5.